2003 m. gegužės 31 dieną 3 įtakingos Lietuvos politinės jėgos – liberalai, centristai ir modernieji krikščionys demokratai – susivienijo ir įsteigė naują sąjungą su Artūru Zuoku priešakyje. Šiandien mes visi drauge atverėme visiškai naują Lietuvos politinės istorijos puslapį. 3 brandžios centro dešinios partijos, turinčios savo tradicijas ir tūkstančius narių, bei 10 tūkstančių joms simpatizuojančių rinkėjų tampa vieninga politinė jėga – Liberalų centro sąjunga. Artūras Zuokas partijos pirmininku buvo perrinktas 2005 ir 2007 metais, o Liberalų ir centro sąjunga jau 5 metai trigubai didesnėmis pajėgomis dirba Lietuvai ir jo žmonėms. Po sėkmingų Seimo rinkimų 2004-aisiais Liberalų ir centro sąjungos frakcija Seime sėkmingai įgyvendina savo programą, kurios pagrindinė nuostata – per 4 mėnesius 4 darbai. Nuo 2006 metų vasaros esame valdančioje daugumoje ir kasdien dalyvaujame tiesioginėme valstybės valdyme. Viena svarbiausių mūsų užduočių – mokesčių sistemos optimizavimas. Todėl kasmet, primindami apie visuomeniai užkrautą mokesčių naštą, minime Laisvės nuo mokesčių dieną, kuomet Lietuvos žmonės pradeda dirbti savo. Šią dieną gatvėmis traukiame kasmet didėjančios mokesčių naštos simbolinį akmenį. Prie mokesčių sistemos gerinimo prisidedame ne tik simbolinėmis akcijomis. Mūsų darbų sąraše ištesėti pažadai savo rinkėjams. Liberal-centristų iniciatyva nuo 33 iki 24% sumažintas gyventojų pajamų mokestis. Sieksime, kad nuo 2009 metų šis mokestis būtų tik 20%. 2004 metais liberal-centristų įvykdyta akcija Mokėk už šildymą mažiau, kuomet PVM už šildymą sumažintas net iki 5%, leido žmonėms per mėnesį sutaupyti iki 200 litų. Tuomet savo parašais partija palaikė daugiau nei 100 000 Lietuvos piliečių. Liberalų ir centro sąjungos Vilniuje inicijuotas daugiabučių namų renovacijos projektas šiandien vykdomas Lietuvos mastu. Mūsų iniciatyva šiais metais daugiabučių namų modernizavimo programai skirtą paramą Seimas padidino 2-gubai. Liberalų ir centro sąjunga daro viską, kad Lietuvos gyventojai jau 2011 metais turėtų galimybę vietos valdžią rinkti iš pažįstamų iniciatyvių vietinių bendruomenių lyderių tiesioginiuose merų rinkimuose. Liberal-centristai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrai Raimondas Šukys ir Regimantas Čiupaila pasiekė, kad būtų realizuota teisė laisvai keliauti Lietuvai įsiliejus į Šengeno erdvę. Saugesniam žmonių gyvenimui ministerija įgyvendina Lietuvos policijos reformą. Kultūros ministerijai vadovaujantis Jonas Jučas sėkmingai dirba siekiant didesnės valstybės paramos kultūrai ne vienoje srityje. Visoje Lietuvoje dirbę ir dirbantys liberalų ir centro sąjungos merai, vicemerai ir savivaldos tarybų nariai daro ir darys viską, kad miestai keistųsi iš esmės ir taptų ateities Lietuvos miestais. Nuo pat pradžių stengiamės kurti Lietuvą, kurioje gera visiems. Visuomet jautėme ir jausime atsakomybę už tėvynės praeitį, dabartį ir ateitį. Todėl visas jėgas atidavėme organizuodami sėkmingą prezidento Valdo Adamkaus rinkimų kampaniją 2004-aisiais. Džiaugiamės kartu su neatsiejama Europos dalimi tapusios Lietuvos žmonėmis ir pirmosios Europos dienos proga visose Lietuvos savivaldybėse pasodinome ąžuolynus. Esame atvira partija. Pirmieji atvėrėme duris per atvirų durų dienas visoje Lietuvoje. Dabar kasmet Lietuvos žmonės kviečiame pažinti mus ir kartu kurti savo valstybę. Už modernų atvirą mąstymą ir darbus pelnėme Lietuvos ateities, jaunų žmonių pasitikėjimą. Visada žinojau, kurių žmonių vadovaujama organizacija norėjau veikti. Tai Artūro Zuoko, Algio Čepliko, Algimanto Vakarino. Nes šie žmonės jaunimą remia ne kalbomis, o darbai. Šiandien beveik trečdalis mokyklų suolus paliekančių abiturientų renkasi Liberalų ir centro sąjungą, o partijos lyderis Artūras Zuokas tarp palankiausiai jaunimo tarpe vertinamų politikų yra antras po Valdo Adamkaus. Mes nuolat mokomės, nes norime būti kvalifikuoti ir pasiruošę dalyvauti valstybės valdyme. Mes užsiimame įvairiausią veiklą, nes stengiamės būti įvairiapusiški ir visuomet priešakyje.
Mes vieningi, gerbėme vieni kitus ir esame tarsi viena šeima. Mums svarbiausia – Lietuvos žmonių lūkesčiai ir norai. Todėl važiuojame pas juos, klausomės jų ir išgirstame, ką jie sako. Mes pirmieji pakvietėme Lietuvos gyventojus kartu kurti būsimą Lietuvos vyriausybės programą. Mes norime nevaldyti valstybę, o pakeisti Lietuvą ir kurti ateities valstybę išvien su jo žmonėmis.